5 vieta AH7921. Tai sintetinis opioidas, dar visai neseniai pasaulyje jis buvo legalus ir jo buvo galima nusipirkti. Jis turi apie 80% morfino stiprumo ir seniau buvo vadinamas legaliu heroinu. Naudojant šį narkotiką didelis šansas, kad sustos kvėpavimas ir kankins gangrena, tai yra kūno dalių apmirimas. 4 vieta Flaka. Tai stimuliatorius su panašia cheminė sudėtimi kaip amfetaminas. Vartojant šį narkotiką padidėja širdies susitraukimų dažnis, sustiprėja emocijos, matomos haliucinacijos, netenkama orientacijos, žmonės tampa hiperaktyvus. Kalba nerišlia kalba, jie dažnai nusiplėšia savo drabužius ir laksto gatvėmis. Narkotikas gali negrįžtamai pažeisti smegenis, tai yra žmogaus psichologinė būklė. Kitaip tariant, didelė tikimybė, kad panaudojus šį narkotiką žmonės lieka nepilno proto. 3 vieta Vonios druskos. Narkotikas pavadintas vonios druska yra sintetinis kristalinis narkotikas labiausiai paplitęs Jungtinėse Amerikos valstijose. Nors jis iš tikrųjų parduodamas kaip vonios druska, visi žino, kad jis vartojamas kaip narkotikas. Pardavėjai įvairiose sekso prekių parduotuvėse tuo bando prisidengti ir pardavinėti narkotiką legaliai jau ir Lietuvoje. Nors ir skamba nepavojingai, tačiau šis narkotikas sukelia labai neįprastą psichinį elgesį. Panikos priepuolius, agresyvumą, kyla noras žaloti save ir kitus, sukelia širdies smūgius ir padidėjusią kūno temperatūrą. Taigi, jei kokioje neaiškioje parduotuvėje ant kampo radote ganėtinai nepigios vonios druskos, ji veikiausiai skirta visai ne tam, kam jūs galvojate. 2 vieta Vunga. Tai antiretrovirusinių narkotikų junginys. Naudotas išgydyti živ ir įvairius apsinuodijimus cheminėmis medžiagomis. Labiausiai jis paplitęs Pietų Afrikoje dėl didelio žmonių skaičiaus sergančių žmogaus imuniteto virusu. Tačiau žmonės jį naudoja apsisvaiginimui kaip pigų narkotiką. Narkotikas sukelia labai didelę priklausomybę, dažnai vidinį kraujavimą, skrandžio opą ir galiausiai mirtį. 1 vieta Krokodil. Krokodilas tai Rusijos slaptoji priklausomybė. Manoma, kad daugiau nei 1 milijonas rusų yra priklausomas nuo šio narkotiko. Jis dažnai vartojamas dėl jo mažos kainos, tačiau yra labiau žalingas nei heroinas. Jį dažniausiai žmonės daro namuose naudodami vaistus nuo skausmo, jodą, žiebtuvėlio skystį ir įvairius valymo chemikalus. Šis narkotikas pats pavojingiausias pasaulyje. Jų vartojančių žmonių kūnai pūva ir trūnija dar jiems būnant gyviems, sukeliant didelį skausmą. Galima sakyti, jį vartojantys žmonės virsta gyvais zombiais realiame gyvenime.